kalbės 45. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Džonas Trumpas. Gerbiamas aukščiausio teismo pirmininkė, pona Robertsai, prezidentė Clintonai, prezidentė Bushai, prezidentė Obama, taip pat visi amerikiečiai ir pasaulio žmonės. Visiems ačiū. Mes, Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai, dabar dedame labai didelės pastangas, kad galėtumėme atkurti savo valstybę, atstatyti, atkurti visus pažadus, kurie buvo duoti mūsų žmonėms. Kartu mes apspręsime Amerikos vystymosi kursą, taip pat ir pasaulio vystymosi kursą daugeliu metų į ateitį. Mes stosim akistaton su iššūkiais. Mes tikrai stosime akistaton su sunkumais, bet savo darbą padarysime. Kas 4 metus mes susirenkame ant šių laiptų ir iš tikrųjų taikingai perdavome valdžią vienas kitam. Ir aš esu labai dėkingas prezidentui Obamai ir pirmajai poniai Mišelei Obamai už puikią pagalbą, kurią aš gavau perimdamas valdžią. Jie buvo nuostabus. Šiandieninėje ceremonijoje mes turime labai ypatingą reikšmę, nes mes ne šiaip sau perimame valdžią ir jį pereina paprasčiausiai iš vienos administracijos į kitą, tačiau mes šiuo metu perkeliame valdžią iš Vašingtone ir atiduodame ją jums, žmonėms. Per ilgai maža mūsų tautos grupė naudojasi tomis dovanomis ir tuo, kas buvo pasiekta, vien tik savo tikslams. Vašingtonas klestėjo, tačiau žmonės negavo tos dalies, kuri jiems priklausė. Politikai klestėjo, bet darbų nebuvo ir fabrikai, gamyklos buvo uždarinėjami. Establishmentas pats save gynė, bet ne mūsų valstybės piliečius. Jų pergalės nebuvo jūsų pergalės. Jų triumfai nebuvo jūsų triumfai. Ir jiems švenčianti visos tautos sostinėje buvo mažai švenčiama visose kitose valstijose, šeimose, visoje mūsų valstybėje. Visa tai tikrai pasikeis, pradedant nuo dabar, nuo čia. Nes šis momentas yra jūsų momentas. Jis priklauso jums. Jis priklauso visiems, kurie čia atvyko ir visiems amerikiečiams. Tai yra jūsų diena, tai yra jūsų šventė. Ir Jungtinės Amerikos valstijos yra jūsų šalis. Kas iš tikrųjų yra svarbu? Ne tai, kuri partija valdo mūsų vyriausybę, bet kad mūsų vyriausybę kontroliuotų žmonės. Sausio 20 dieną 2017 metai bus prisiminti ilgam kaip diena, kurią žmonės tapo savo tautos valdytojais. Užmirštieji mūsų šalies vyrai ir moteris daugiau nebebus užmiršti. Visi dabar jūsų klausysis. Jūsų yra dešimtis milijonai ir jūs būsite istorinio judėjimo dalimi. Ir naudą pajaus ne tik šalis, bet ir visas pasaulis. Patirs tai, ko anksčiau dar neregėjo. Šio judėjimo centre
yra įsitikinimas, kad tauta egzistuoja ir kad mūsų valdžia turi tarnauti piliečiams, visiems, kad būtų sukurtos saugios šeimos, kad būtų sukurti saugus darbai visiems Jungtinių Amerikos valstijų piliečiams. Tai yra teisingi, pagrįsti poreikiai bei reikalavimai, kurių nusipelnė mūsų tauta, nes dar per daug ilgai mūsų žmonės kentė kitokią realybę. Moteris ir vaikai kenčia skurdą mūsų miestuose, uždaryti fabrikai, gamyklos, taip pat mažas pramoninis klestėjimas, nukentėjusi švietimo, mokymo sistema ir dėl jos gražus jauni studentai negali mokytis ir negali įginti žinių. O pakalbėkime apie nusikalstamumą, apie narkotikus, kitus nusikaltimus, kurie apvogė daugelį jūsų gyvybių, taip pat mūsų šalį. Tuo tarpu visi šitie žmonės turėjo labai didelį potencialą. Dabar visi šitie neigiami dalykai bus sustabdyti ir baigsis dabar ir būtent čia. Mes esame viena tauta ir visų mūsų skausmas yra bendras. Mūsų yra bendros svajonės ir mes privalome turėti bendrą sėkmę. Mes turime vieną širdį, vienus namus ir vieną ypatingai svarbų tikslą. Šiandien aš tapsiu prezidentu ir aš prisiekiu visiems amerikiečiams. Daugelį dešimtmečių mes nesirūpinome pramonę ir tokiu būdu subsidijavome įvairių kitų šalių kariuomenės. Tokiu būdu mes iš tikrųjų nukentėjome ir daug ką atėmė iš savo tautos. Mes gynėme kitų tautų sienas ir tokiu būdu negynėme savųjų. Ir mes išleidome trilijonus dolerių užjūrio programoms. Tuo tarpu Amerikos infrastruktūra yra apgailėtinos būklės. Mes praturtinome daugelį kitų valstybių. Tuo tarpu pasitikėjimas mūsų šalimi, nepaisant viso to, sumažėjo. Uždarytos gamyklos, viena paskui kita. Nedaug išliko ir net nepagalvota apie milijonus amerikiečių darbuotojų, kurie liko be darbų. Vidurinės klasės gyvenimas pablogėjo. Ir visa tai buvo padaryta kitų praturtėjusių sąskaita. Bet čia jau yra praeitis, o dabar mes žvelgiame tik tai į ateitį. Mes čia šiandien susirinkome tam, kad paskelbtumėme naują priesaką, kuris galėtų kiekviename mieste, visose užsienio sostinėse, visame pasaulyje. Nuo šios dienos egzistuos nauja vizija ir ji galios mūsų valstybei. Nuo dabar ir ateityje ši vizija bus vienintelė ir pirmoje eilėje bus Amerika. Pirmoje eilėje bus Amerika. Kiekvienas sprendimas dėl prekybos, dėl mokesčių, dėl imigracijos, dėl užsienio reikalų, politikos bus atliekami tam, kad jie pasitarnautų amerikiečiams, darbininkams ir jų šeimoms. Mes privalome saugoti savo sienas nuo kitų šalių ir taip pat nuo kitų šalių produktų, nuo vagysčių ir nuo darbų vagysčių. Apsauga lems tikrą klestėjimą ir mūsų stiprybę.
Aš su savo kiekvienu kvėptelėjimu nepasiduosiu ir niekada jūsų neapvilsiu. Amerika vėl pradės savo pergalės, kaip niekada anksčiau. Mes grąžinsime darbus, mes grąžinsime savo sienas, mes grąžinsime savo galią ir mes grąžinsime savo svajones. Mes pastatysime naujus kelius, greitkelius, tiltus, oro uostus, tunelius, geležinkelius visoje mūsų nuostabioje šalyje. Mes praturtinsime visus savo žmonės, grąžinsime juos į darbus, atstatysime savo valstybę amerikietiškomis rankomis ir amerikietiškųjų darbų. Mes laikysime dviejų paprastų taisyklių. Amerikiečiai dirba, amerikiečiai vadovauja. Mes sieksime draugystės, gera valia su visomis kitomis pasaulio tautomis. Tačiau mes tai darysime suprasdami, kad kiekviena tauta turi teisę ginti pirmoje eilėje savo interesus. Mes neprimetinėsime savo nuomonės kitoms šalims. Ir mes tikrai švytėsime ir tapsime pavyzdžiu visiems kitiems. Mes sustiprinsime savo ekonominę situaciją ir taip pat neleisime klestėti radikalizmui ir neleisime jokių nesutarimų šioje srityje. Politikos pagrindą sudarys lojalumas Jungtinėms Amerikos valstijoms. Ir per savo lojalumą mes dar kartą pakartotinai rasime savo lojalumą vienas kitam. Kai jūs atversite širdis patriotizmui, nebeliks vietos jokiems prietarams. Biblija mums sako, kaip malonu yra ir gera, kai Dievo žmonės gyvena kartu, vienybėje. Mes privalome atverti savo mintis, išsakyti savo nesutarimus, tačiau visada privalome būti solidarūs. Kai Amerika bus suvienyta, jeigu ji tokia bus, ji bus nesustabdoma. Nereikia bijoti. Mes esame apsaugoti ir mes visada būsime apsaugoti. Mūsų saugos didus mūsų valstybės vyrai ir moteris, mūsų teisėsauga ir, kas svarbiausia, mes būsime saugomi Dievo. Galiausiai mes privalome galvoti ir mąstyti dideliais užmojais ir suprasti, kad Jungtinės Amerikos valstijos tai yra tokia tauta, kuri gyvos tol, kol ji sieks gėrio, sieks vystimosi ir ne vien kalbės, ne vien skųsis, bet ir kažką darys, kas buvo iki šiol. Laikas tuščioms kalboms baigėsi. Dabar atėjo laikas veikti. Neleiskite niekam jums nurodyti ir sakyti, kad tai neįmanoma. Tai yra iššūkis, kurį mes tikrai įveiksime, vadovaudomisi savo dvasia. Ir mums tikrai pavyks. Mūsų šalis klestės ir vėl.
Mes esame pasirengę atverti kosmoso erdves ir atlaisvinti Žemę nuo baisių ligų. Ir pasirūpinsime, kad mūsų energetika, technologijos klestėtų. Ir mumise gims naujas nacionalinis pasididžiavimas. Atėjo laikas prisiminti, kad mūsų karių išmintis nepamiršta. Ir nesvarbu, ar mes esame juodaodžiai, rudos spalvos ar baltaodžiai, mes visi tikime vienodų, tuo pačiu raudonu mūsų patriotų krauju. Mes visi privalome vadovautis ir naudotis tomis pačiomis gerybėmis ir gerbti mūsų didžiąją amerikietišką vėliavą. Ir nesvarbu, ar gimė vaikas Detroite, ar kitoje šalyje, ar Nebraskoje, mes visi matome tą patį nakties dangų ir visų širdis yra pripildomas tų pačių svajonių ir įkvėptos gyvybės, kurią suteikia tas pats visagalis. Taigi visiems amerikiečiams, kiekviename mieste, tolimame ir artimame, dideliame ir mažame, išsakau žodžius, kad jūsų daugiau niekas niekada nebeignoruos. Jūsų balsai, jūsų viltis ir svajonės apspręs mūsų amerikietišką tikslą. Ir jūsų drąsa, jūsų meilė bei gėris bus tie dalykai, kuriais mes vadovausime savo darbe. Ir mes kartu padarysime Ameriką vėl stiprią. Mes atkursime Amerikos didybę ir mes padarysime taip, kad vėl didžiuosimės Ameriką. Amerika vėl bus saugi. Ir taip kartu mes atkursime vėlgi Amerikos didybę. Labai ačiū, te laimina jūs Dievas ir te Dievas laimina Ameriką. Ačiū jums. Te laimina Dievas Ameriką.